Mados kūrėjai iš Italijos Domenico Dolce ir Stefano Gabbana 2012 metų žiemos kolekciją skyrė Viduržemio regiono grožiui ir Milane susirinkusiems žiūrovams dovanojo tikrą spalvų fiestą. Pomidorų, baklažanų, cukinijų ir aitriųjų pipirų raštais pagardintos klasikinio kirpimo suknelės, paaukštintų lieminių bei naujai interpretuoti klasikiniai trumpi švarkeliai. Kolekcija įkvėpusio 6-ojo dešimtmečio manifestacijos. Prie džiugios kolekcijos pristatymą lydėjusios atmosferos prisidėjo ir JAV aktorė Scarlett Johansson. Iš esmės dizainerių iš Italijos duetas ant podiumo perkelė tikrą viduramžio kaimelio įvaizdį ir jo šiltą šurmulį. Dolce ir Gabbana moterims siūlo iš organzos ar medvilnės pasiūtus drabužius. Dominuoja pastelinės spalvos, šviesiai mėlyna, persiko, įvairios variacijos smėlio spalvos tema. Itin romantišką ir subtilų stilių kuria vos virš kelio ar truputį juos dengiantys sijonai. Kolekcijos modernumo prieskonio suteikia plastiko detalės. Per petį permestos žaismingos rankinės, auskarai, kaklo papuošalai ir apyrankės dekoruotos makaronais ir mažytėmis daržovėmis. Kolekcijos pristatymo metu skambėjo kino legendos Sofia Loren daina Mambo Italiano.